Labas, mano vardas Eglė ir aš 13 metų sporte. Dabar dirbu asmeninė trenerė Lemon Gym sporto klube ir šiandien jums noriu parodyti keletą pratimų stiprinti savo stuburui. Psichologija sakoma, turėti tvirtą stuburą lygiai taip pačiai ir su kūnu. Taigi demonstruoju. Sekantis pratimas nugaros trauka iš viršaus. Irgi stiprinti viršutinį nugaros dalį. Rodo, kaip teisingai atlikti pratimą. Pasirinkam svorį, tinkamesnė, pasiemam rankas kažkaip patirti, šiek tiek atsilašim atgal ir svarbiausia, kad išsiplėtimas būtų ne iš apačios nugaros, bet iš krūtinės. Pirmiausia, susirandam, kur yra mentis. Pasitraukinėm šiek tiek alkūnėm iš fiksuoto, susirandam mentis ir iš menčių tada darom judesį žemyn, reiškia mentis pritraukiam prie stuburo, tada veikiam rankas tiesiniam ir mentis pritraukiam. Mentis pirmo pritraukiam, tada tiktais rankas pritraukiam ir mentis atpalaiduojam stuburą. Aišku, labai stipriai ir tokių intensyvių judesių nedarom. Jeigu kažkur pastringam ir nejaučiam savo menčių, tai galim visą laiką pratimo vidury išsitiesti tas rankas ir dar trupelį susiieškoti tų menčių. Visą sėdėm pilvu įtemptu, nepamirštam, kad pilvo garsas irgi turi dirbti ir padarom apie 15 pakartojimų, 3 serijas. Iškvėpimas visada sunkiausiu metu. Presą visą laiką įtempam, šiek tiek lošiamės atgal ir stengiamės judesį atlikti iš menčių. Svorį traukiam pirmiausia iš menčių, tada tik tai jungiam rankas, pasimetam, rankas tiesinam, susirandam mentis kaip snankį.